Sveiki, krepšinio gerbėjas, su komentatorius Vaidas Čeponis ir apžvelgsiu šios savaitės įdomiausias, aktualiausias krepšinio rungtynes, jas paanalizuosiu ir paprognozuosiu. Eurolygoje lapkričio 30 dieną dėmesio vertas Pirėjo Olympiakos ir Monako mačas, jis vyks Monake. Tai komandos, kurios žaidė praėjusį sezoną finalo ketvirtį ir dabar žengia koja kojon, 6 pergalės, 4 pralaimėjimai. Tiesa, pastaruoju metu kiek geriau atrodo Graikijos čempionai, jie šventė 3 pergalės iš eilės. Na ir tikrai dabar labai pagerėjo Olympiakos puolimas, nors tai ir gynyboje labai solidi komanda. Štai per pastaruosius 2 mačus Pirėjo ekipa rinko po 88,5 taško. Na, tiesiog stebuklingai pagerėjo Aleko Peterso žaidimas palyginti su praėjusiu sezonu. Naują ginklą puolime atrado Olympiakos. Petersas pelno beveik po 16,5 taško, renka po 19 naudingumo balų, kai praėjusį sezoną įmesdavo po 4,5 taško ir rinkdavo maždaug tiek pat naudingumo balo ant bangos. Dabar ir Isaiah Canonas. Tai visiškai skirtingos stiliaus komandos. Monako žaidime labai yra daug individualių veiksmų, žaidimo 1 prieš 1, turime Jamesą, taip pat Lloydą, Okobą, o Olympiako žaidžia labiau komandinį žaidimą. Aišku, Monako pranašumas yra namų aikštė, bet manau, kad tai nieko nereiks, vyks dramatiška, manau, dvikova ir spėju, kad Olympiakos išsiveš pergalę minimaliu skirtumu 2, 3, 4 taškais. Ir ketvirtadienį, aišku, visi nekantriai lauksime Milano Olimpijos ir Kauno Žalgirio akistatos. Žalgiriečiai krito į gana gilią duobę. LKL čempionate netgi namie pralaimėta Neptūnui. Eurolygoje vos 1 pergalė per pastarąsias 6 rungtynes. Visiškai stagnuoja puolimas. Per 3 paskutinės rungtynes žalgiriečiai Eurolygoje sukrapšto tik po 72 taškus. O Milano dizaineriai kaip tik dabar pagavę gerą bangą. Jie Eurolygoje laimėjo 2 kartus iš eilės, 3 kartus per pastarąsias 4 rungtynes ir labai pagerino gynybą. Toris Mesinos auklėtiniai per 2 mačus praleidžia 73,5 taško, o neseniai dvikovoje su Valencija leido varžovams įmesti tik 52, tuo tarpu kai sezono pradžioje 98 praleido su Maccabi, netgi su Alba 85. Ir Milano krepšininkai kaip ir Žalgiris, 2 komandos taikliausiai metančios tritaškius Eurolygoje ir dabar puikios sportinės formos yra žaidėjas Maodolo. Ir čia su Crvena Zvezda 38 naudingumo balus surinko 32 taškai karjeros rungtynės. Tai jis prisijungė prie Mirotičiaus ir Šilco, kurie renka liūto dalį taškų, 34 dviese apskritai komandoje. Tai manau, kad Žalgiriui bus labai nelengva. Manau, kad Žalgirė pasikapos. Tačiau Milano komanda vis dėlto, manau, švęs pergalę, nors ir stringa Italijos čempionate. Taigi dizainerių pergalė 5, 6 ar 7 taškais. Gruodžio 2 dieną, manau, intriguojančios rungtynės vyks Utenoje, kur vietos Juventus priims Jonavos krepšininkus. Neseniai komandos tarpusavyje kovėsi Jonavoje ir ten kiek netikėtai užtikrinta pergalė 2-ženklių skirtumų šventė Šeškaus Kariauna, kuri vienu metu pirmavo net 26 taškais. Sezoną puikiai pradėjo Utenos komanda, tačiau dabar pradėjo rimtai strigti, 1 pergalė per pastarąsias 4 rungtynes ir galbūt ir sumažėjo žaidėjų kovingumas ir tai siečiau su tuo, kad komanda nukrito į paskutinę vietą pagal atkovotus kamuolius. Tai tikrai netikėta, šioje statistikos kategorijoje outsideriai yra uteniškiai. Kita vertus, nuojauta kužda, kad dabar tai bus šaltas dušas Kostičiaus auklėtiniams ir jie namie tikrai žaidžia geriau.
negu svečiuose ir manyčiau, kad pasieks revanšą Juventus prieš Jonavos klubą ir nugalės varžovus 8, 9, 7 taškais, taip maždaug. Na ir ką, gruodžio 3 dieną svarbiausios LKL čempionato rungtynės. Šį savaitgalį Panevėžio 7bet Lietkabelis prieš Kauno Žalgirį. Na, atėjus Nenadui Čianakui radikaliai pagerėjo panevėžiečių žaidimas, 4 pergalės iš eilės BCF LKL pirmenybėse, solidus pasirodymas Europos taurės turnyre, tikrai renesansą išgyvena Gediminas Orelikas. Na, žalgiriečiai, jau minėjau, išgyvena gana gilią krizę. Ypač yra didelių problemų su puolimu, kai LKL čempionate kauniečiai tik 8 pagal pelnomus taškus. Tai, na, sunku patikėti, bet taip yra. Plius bus svarbus faktorius, kad kauniečiai ketvirtadienį žais Eurolygos rungtynės Milane išvykoje. Tikrai manau, kad mačas bus sunkus. Taigi klausimas, ar fiziškai spės atsigauti Žalgirio krepšininkai iki rungtynių su 7bet Lietkabeliu. Na, vis dėlto manau, kad kauniečiai mobilizuosis. Jie turi pradėti lipti iš duobės ir galbūt tas metas ateis Panevėžyje. Spėčiau, kad išvysime labai sunkią Žalgirio pergalę 4, 5, 6 taškais. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Prenumeruokite mano YouTube kanalą, rašykite savo spėjimus ir atsisveikinu iki kitą kartą.